sąjungos atstovės Liudmila arba Vilma. Ir jums bus paaiškinta, ką galite padaryti ir kaip galima pasinaudoti šio projekto galimybėmis. O webinarų bus 20 ir labai įvairiomis temomis, kurios yra reikalingas verslo pradžiai. Tai kokią formą pasirinkti, apie buhalterinę apskaitą, apie dirbtinio intelekto niuansus, apie darbo saugą ir panašias temas, kas yra reikalinga norint kurti verslą. Tai kasgi yra tas dirbtinis intelektas? Dirbtinis intelektas nėra kažkoks stebuklas, tai yra paprasčiausias įrankis, kaip plaktukas, kaip elektra ir labai svarbu mokėti juo naudotis. Ir visiškai, gal ne visiškai, tarsi nėra tiek svarbu, kiek žinoti, kad kaip jisai veikia, tas dirbtinis intelektas, iš ko jis yra sudarytas, bet svarbiausia mokėtis naudotis juo kaip įrankiu. Juk, sakykime, automobilius dabar retas iš mūsų, kuris remontuoja, bet jais važinėjamės visi turintys vairuotojo pažymėjimą. Ir įtakingiausias pasaulio futuristas Kevinas Kelly sako, kad dirbtinis intelektas žmonėms turės daugiau įtakos nei ugnies įžiebimas ar elektros atsiradimas. Šiandien tikriausiai neįsivaizduojame savo gyvenimo be elektros ar interneto. Tai futuristai prognozuoja, kad dirbtinis intelektas darys lygiai tokį pat poveikį. Ir šį terminą sukūrė 1956 metais McCartney, kuris teigia, kad tai mokslo ir inžinerijos derinys siekiant sukurti protingus prietaisus žmonių gerovei. Tai yra, kad dirbtinis intelektas tarnautų žmogui, o ne atvirkščiai. Ir dirbtinį intelektą vėlgi futuristai šiandien prilygina naujai elektrai. Elektra nepakeitė iš esmės pasaulio, bet jį pakeitė patį gyvenimo būdą, kaip mes gyvename šiame pasaulyje. Tai lygiai taip pat ir dirbtinis intelektas, jisai nepakeis pačio pasaulio, nepakeis žmonių, bet jis pakeis pobūdį, kaip yra sprendžiamos problemos. Ir dirbtinis intelektas, kai kas sako, kad tai yra istorija apie žmogų prieš mašiną. Tačiau manykime, kad tai yra žmogaus ir mašinos sąjunga prieš problemą, kad pasinaudodami dirbtiniu intelektu spręsime įvairiausias iškylančias problemas ir tai spręsime žymiai našiau negu be dirbtinio intelekto. Dirbtinio intelekto apibrėžimų yra daug ir įvairiausių, ir institucijos išskiria, tačiau tokios dvi pagrindinės yra kryptis, kad dirbtinį intelektą arba dirbtinio intelekto sistemas apsprendžia vien tik programinė įranga ir jo veikimas virtualiam pasaulyje, tai yra, sakykime, visi pokalbių robotai, arba dirbtinis intelektas gali būti integruotas techninėje įrangoje, kai realūs robotai, automobiliai, savaeigės transporto priemonės, visi dronai skraidantis, tai jie yra valdomi ir jiems įsiūtas tas yra dirbtinis intelektas, kuris juos valdo, tai yra tam tikra programa. Tai yra dvi rūšis arba, kaip minėjau, smegenys, kurios yra internete, arba techninė įranga, kurią galima realiai pačiupinėti. Ir su dirbtiniu intelektu tikrai kiekvienas esate susidūrę, tai ir praėjimo kontrolė, ir veido kontrolė oro uostuose, telefone visos atpažinimo funkcijos.
Ir, sakykime, bet kuriam socialiniam tinkle, kada panaršote ir jeigu ieškot kažkurios prekės arba paslaugos, tai dirbtinio intelekto moduliai, jie prisimena, ką jūs ieškojate ir jums pradeda siūlyti panašias prekes arba paslaugas arba panašaus turinio filmus ar kitokią medžiagą. Dar vienas iš pavyzdžių tai yra navigacijos programos, be kurių šiandien tikriausiai negalėtume nuvažiuoti į kitą miestą, nei patys gyvename. Ir programos parenka maršrutą arba apskaičiuoja maršrutą, geriausią maršrutą realių laikų, atsižvelgdami į kamščius, remontus ir taip toliau. Ir dirbtinis intelektas tai yra kolektyvinė ta sąmonė, pasąmonė, mokosi kaip ir žmogus per patirtį ir mokymą. Tai yra visi pokalbiai, visa ta medžiaga, kuri yra patalpinta internete. Ir tai dirbtinis intelektas labai greitai moka ją naudotis, kur žmogaus resursai yra riboti ir atlikdamas tas pačias arba besipakartojančias užduotis, kuo toliau, tuo labiau išmoksta, tobulėja. Ir jeigu pokalbių robotus aprašome, tai yra nurodome savo savybės, kas esame, kokioje srityje daugiausiai ieškoma informacijos, tai tada atsakymai yra žymiai efektyvesni, jie nebėra bendrojo pobūdžio. Irgi truputėlį statistikos, kiek galima sutaupyti laiko, nes tai viena iš svarbiausių galbūt dirbtinio intelekto panaudojimo, kad mes taupom savo laiką, galbūt dirbtinis intelektas atlieka tokias užduotis, kurių mes patys negebėtume atlikti. Ir vėlgi pritaikymas labai skverbiasi ir labai greit ir nejučiom į įvairiausias sritis ir kartais net nesusimastome, sakykime, kad dabar puslapio vertėjas, kad galime skaityti savo gimtąją kalbą, bet kokią kitą kalbą sukurtus puslapius, galime realių laikų bendrauti kiekvienas du pašnekovai kalbantys skirtingomis kalbomis, ar ne, per programėlę gali kalbėti kiekvieną savo gimtąją kalbą ir susikalbėti. Tačiau vis dar yra nepagristų baimių, kurios stabdo dirbtinio intelekto panaudojimą. Tai viena iš didžiausių baimių yra duomenų saugumas ir privatumas. Tai yra, kad jeigu mes ieškome internete, kad tie duomenys gali būti naudojami ir kitais tikslais, skaidrumo trūkumas, etika ir šališkumas, kad galbūt modeliai yra apmokyti nesilaikiant visiškai etikos, kitų niuansų, nes iki šiol būdavo dar, kad jeigu ieškom ten, sakykime, kaip pavyzdys, paklausėm dirbtinio intelekto, kaip atrodo gydytojas, tai mums nurodo, kad tai dažniausiai yra vyras, nors statistiškai vyrų nėra, gydytojų daugiau, kad ten baltaodis ar dar kažkoks. Tai yra, ir rasinių principų gali būti kažkokiu neskaidrių dalykų arba šališkų dalykų. Tai vėlgi viena iš priežasčių, kodėl ne visi dar naudojasi dirbtiniu intelektu. Darbo vietų praradimo baimė, jinai yra, iš vienos pusės reali, iš kitos pusės irgi reikia kuo greičiau susidraugauti su dirbtiniu intelektu, kad tu būtum tas darbuotojas, kurio pridėtinė vertė yra tai, kad tu moki dirbti pasinaudodamas dirbtiniu intelektu. Taip, ir kaip minėjau pradžioje, kad dirbtinis intelektas tai nėra kažkoks kosmosas arba raketa į Marsą,
tai yra tik tai tavo kasdieninis asistentas, bet su juo reikia mokėti kalbėtis. Ir kuo tiksliau kalbėsimės su dirbtiniu pokalbių robotais, kuo tiksliau pateiksime užduotis, tuo tikslesnius ir išsamesnius atsakymus gausime. Praeitų metų MIT tyrimas parodė, kad Lietuvoje 95% įmonių investavusių į generatyvinį dirbtinį intelektą nurodė, kad nemato jokios finansinės grąžos, nors pasaulyje labai daug yra investuojama į dirbtinį intelektą. Ir kodėl toks požiūris Lietuvos įmonių, kad dirbtinis intelektas nesukuria pridėtinės vertės. Viena iš priežasčių yra galbūt ta, kad yra neskaičiuojamas darbuotojų laikas, kurie sugaišta laiką tikrindami elektroninius paštus, atsakinėdami į rutininius elektroninius paštus, darydami rutininės ataskaitas. Vėlgi tą perdavus dirbtiniam intelektui žmonės atlaisvėtų ir galėtų kurti tikrąją pridėtinę vertę ir tada pasimatytų, kad vis tik dalį darbų perdavus dirbtiniam intelektui, atlaisvinus darbuotojus kitom užduotim, įmonės našumas gali ženkliai pakisti. Plius, sakykime, nebereikia įvairių sričių specialistų, kaip marketingistų, reklamos specialistų, arba užtenka jų mažesnės dalies, mažesnės etato dalies. Ir jeigu tai nedidelės įmonės, jos gali galbūt išsiversti ir vien su dirbtiniu intelektu. Keletas mažų eksperimentų, kurie galėtų sutaupyti kiekvienam pradedančiajam verslininkui, kiekvienam iš mūsų, kad ir nedirbančiam versle, kelias valandas per savaitę. Bet reikėtų taip nusistatyti, kad neplamai kažko mokausi, neplamai kažką naršau, bet po vieną tikslą per savaitę, kad šią savaitę išmoksiu planavimo, kitą savaitę galbūt išmoksiu, automatizuosiu pasikartojančius laiškus, ar ne? Nes bendraujant su pokalbių robotu taip pat reikia šiek tiek laiko, kol išmokstame rašyti užklausas, kurios taptų auksinėmis. Tai yra, kad dirbtinis intelektas mūsų suprastų, ko mes norime ir tiksliai atsakytų į mūsų užklausą. Ir kada jau susikuriam tą auksinę užklausą, kuri tobulai reaguoja į mūsų norus, tai ją išsisaugojame ir panaudojame kaip automatiniam atsakymui kitoms užklausam į tokias pačias užklausas arba šiek tiek pakoregavus į panašias užklausas. Vėlgi, kad nebūtų vien tik darbas, vieną užklausą per savaitę galima skirti savo hobiui arba planuoti laisvalaikiui. Ir siūlau pabandyti susiplanuoti vienos dienos išvyką į bet kokį miestą. Ir tada nurodote, ką jūs norite. Ar tai norite gamtos objektai, kad būtų, ar miestų lankytinos vietos, kiek laiko norite skirti pervažiavimui, papietauti, ar norite su nakvynė. Ir pasižiūrėsite, kaip greitai, iš tikrųjų tai esu ir pati išbandžiusi, daugelį dalykų, apie kuriuos čia kalbu, esu išbandžiusi. Ir pamatysite, kaip greitai suras jum tiek lankytinus objektus, tiek atsiliepimus apie juos. Ir tokiu būdu sutaupys pakankamai daug jūsų laiko. Jeigu pats tą darytumėte, ieškotumėte tiek forumuose lankytinus objektus, tada atsiliepimus apie juos, o dirbtinis intelektas tą padaro pakankamai
greitai